Čia jau kai guliu duobė, smagiausia dalis. Sveiki, sveiki, tai šiandien esame Zakopanėje, Perun Electric motociklų naujam nuomos punkte, kur atidarinėja ir trasą, ir bus atidarimas. Pakvietė paraidint, parodyt kaip kas ir lauksime jų atvykstant taip pat į Vilniaus atidarimą į naują šopą. Kaip matome, tie patys beveik modeliai kaip ir Lietuvoje. Talaria, Komodo, Sirion Ultra, E-Raidas, Zero, keletas patininguotų, Talaria, MX5. Turime taip pat bėginuką vieną, Zero ir futuristinį, net nežinau kas čia. Taip pat mačiau kažkur Zero gatvinį bei šiti baikai, kurie atrodo tikrai nesveikai elektriniai, turėtų važiuoti labai stipriai. Vilniaus atidarimą į šopą atlėkė Perun Show. Tai bus vaizdų, bus wheelie machine, taip pat ir profesionalai, kurie moka orę bairį. Nu tai Lietuvai šiuo metu dar tik tai mum pavydėti ir džiaugtis už brolius Lenkus, kad tokį gerą renginuką ir tokią gerą spotą paleido. Tikiuosi, gal mum pavyks kažkada tokį paleisti. Opa. Gal buvo netol krešo. Gal mum, gal kažkas kiti paleisit, bet Lietuvoje tikrai būtų liuks turėti tokį parką, tokią vietą, nes super. Tai va. Kviečiu nuo savęs ir nuo kitų atlėkti į Zakopanę, į Perun Cycles. Martin, a few words to Lithuanian followers who want to come here. Oh, okay. In English or in Polish? English. That's how it looks, Perun Electric Show. This is our job, this is our destiny and passion. Come on, enjoy with us. Perun Electric, yo! Talaria Komodo. Uždėjom labai piktą, bet minkštą vandą padangą. Šiek tiek, miktą padangą. Ir šiek tiek sudėtinga su jo važiuoti. Tokį apsaugas liepė nusimti, nes sakė, galiu ranką susilaužyti. Ir twin wallą rentalę. Visą kitą standartus. Važiuos kitą Komodo ir MX5. So Camille, where are you taking me today? Riding our electric dirt bikes. Alright, where's the track? We will start from Michał's house. And we will take you from there, show you around here, some like steep hills, maybe some forests, maybe some streams. Bike ready, let's go ride. Lenkijos kalnai naujokams gali tapti neįveikiama kliūtimi, kaip beveik poroje vietoje netapo ir man. Stačios įkalnės ir nuokalnės, akmenuotas reljefas, o jeigu dar po lietaus, tai iš viso smagu. Lenkai gyvenantis kalnuose važinėja nuo mažumės, tad vienas 13-metis raideris rodė aukštesnę važiavimo klasę negu aš. Tačiau mes čia važinėjame jų trailais ir trekais. Jų nuomos punkte bus visai kitos trasos, lengvesni pravažiavimai, tad nėra būtina važiuoti profesionalams. O atvažiavus galėsit pasirinkti savo dydžio motociklą, tiek Talaria MX5, tiek Komodo. Tad nepamirškit apsaugų ir liekit čia. Šiaip labai rekomenduoju. Labai fainas kolektyvas, labai fainas trasos. Čia jau kai guliu duobė, smagiausia dalis. I need better enduro skills. Tai norėjau papasakoti apie pačią kelionę, tai iki Zakopanės yra 850 km, autostradinis kelias, atvažiuoji, tai yra Lenkijos žiemos sostinė, bet yra ką veikti ir visą vasarą. Tikrai fainiau negu kažkur išlėkti, kur toli pilna migrantų, kur pilna brangumo, čia kažkaip tokia krikščioniška, balta šalis man tiesiog čia patinka. Vaikystėje kažkokią turėjau tokią, nežinau iš kur, iš
Įsivaizduoju, Lenkija nesąmonė, blogai, o iš tikro viskas čia gerai. Tai, ne viskas, bet tikrai daug kas gerai. Tai, žodžiu, kviečiu lėk, kodas TVE, tai yra 10% nuolaida. Lėkit čia, pamatysit, bus tikrai fun.